susitinkame prieš rugsėjo 1-ąją drauge su Lietuvos draudimu ir su policijos atstovais, primindami, kad prasideda naujieji mokslo metai. Pasidžiaugsiu tai, kad Vilniuje šiais metais mes turime daugiau ir pirmokėlių, ir abiturientų, o tai reiškia, kad vaikų gatvėse bus daugiau negu įprastai. Norėtųsi, kad ši akcija Apsaugok mane, kurios metu visada mes nužymime papildomai gatves, taip pat policijos pareigūnų pagalba sustipriname budėjimą ir atkreipiame vairuotojų dėmesį ir tikiuosi, kad kelias moksleivių ir pirmokėlių ypač bus saugus. Šis robotukas yra kaip ir žaidimo priemonė vaikui, kad įtvirtinti įgūdžius, kad jis suprastų, kad gatvės gali pereiti tik tai toje vietoje, kurioje pažymėta perėja. Ir be abejo robotas galbūt ta priemonė, kuri padėtų sutraukti bendra pirmokėlius. Taigi su šiomis priemonėmis mūsų saugaus eismo mokykla Vilniaus miesto savivaldybės padės vaikams įtvirtinti įgūdžius, kaip saugiai pereiti gatvę.